Sveiki gerbėmieji, taigi pas mus pagrindinė tema yra vyro ir moters santykiai, kaip juos reikia kurti, o juos tikrai reikia kurti, tai yra kūriama ir statoma, panašiai kaip statomas yra namas. Daromi brėžiniai, ar turėsim mes kur tą namą pasistatyti, ar yra sklypas, žodžiu, labai daug niuansų, kai jūs statote pastatą, kai jūs statotės namą. Lygiai taip pat yra statomi santykiai tarp vyro ir moters. Tai yra visas mokslas. Deja, to mokslo oficialiai pas mus neegzistuoja ir netgi psichologai, kurie oficialiai mokosi, jie neturi tokio dalyko kaip vyriškoji ir moteriškoji energetika, nes pas mus kaip yra mokslininkai pripažįsta tik tai, kas yra matuojama. Deja, pas mus mokslininkai dar neišrado tokio prietaiso, kuris galėtų išmatuoti vyriškąją ir moteriškas energijas, kuo jie skiriasi aplamai. Taigi, kuriant tuos santykius, būtina turėti tas žinias. Būtina naudotis tomis žiniomis, pritaikyti kaip savo, taip ir savo partneriui ir turėti visą tai omeny. Pradėkim visų pirma, kuo skiriasi. Aišku, kaip fiziškai skiriasi vyras nuo moters, mes visi puikiai tai žinome. Netgi medikai žino, kad yra vyriškų ir moteriškų hormonų, bet jau kažkur panašiai čia ir baigėsi visos žinios. O žinios yra žymiai yra platesnės ir jų yra labai didelė stoka. Dėl to visų pirma reikėtų pradėti nuo smegenų. Smegenys skiriasi labai. Elgesys, nes smegenys įtakoja, smegenys visą tai suorganizuoja mūsų instinktus, moteriškas ir vyriškas skiriasi, mūsų elgesį, mūsų nervinę sistemą, mūsų psichiką. Vyriška psichika skiriasi nuo moteriškas. Ir visą tai, kaip visą tai sudėlioti į vieną, kaip sakant, sudėti visas tas puzlės, sudėti į vieną didelį paveikslą, tai yra didelis mokslas ir aš stengiuosi gabalėlis visą tai jums kažkaip, visas tas žinias jums perduoti. Taigi, kaip sakiau, pirmą pradėkim nuo smegenų, o jeigu dar tiksliau, nuo mąstymo, kaip skiriasi vyriškas mąstymas nuo moteriško. Moters protas, sakykim taip, protas yra daugiafunkcinis. Pavyzdžiui, visi puikiai žino, kad moteris sugeba vieną ranką kalbėti telefonu, kitą ranką maišyti sriubą ir dar prižiūrėti ten, kur vaikas laksto, ir dar televizorių klausosi, ir dar kažkas ten kažkur tenai sukasi dar skalbimo mašina ir visa tai vienu metu vyksta ir moteris sugeba visą tai kontroliuoti. Jeigu mes vyrą pastatytumėm, sakykime, atlikti tą patį užduotį, jis tikrai to nesugebėtų ir visi lygiai taip pat puikiai mato, jeigu paliekam prižiūrėti vaikelį savo vyrui, tai vyras, jisai arba vaiką prižiūri, arba televizorių žiūri. Jeigu jisai žiūri televizorių, jis pamiršta apie vaiką. Jeigu jisai stebi vaiką, tai televizorius jis jau nebegali nei žiūrėti, nei matyti. Jis to nebegirdi, jis nesugeba, jos smegenys nesugeba pasidalinti dvi dalis. Tuo metu, kai moters gali pasidalinti 100 dalių ir visą tai vienu metu kuo puikiausiai veikia. Taigi pagrindinis toks jau skirtumas, kad moters protas, smegenys yra daugiafunkciniai. Jie sugeba atlikti daug funkcijų vienu metu. Lygiai taip pat pokalbiai, jeigu kas nors, kada klausėtės moteriškų pokalbių, kaip moteris tarpusavy, jos peršoksta nuo vienos temos į kitą, jos ten persipina tos temas, nebaigė vienos temos kalbėti, jau perėjo prie kitos, vėl grįžo prie senos ir visa tai absoliučiai normalu. Vyrai ne, jeigu jie vieną kažkokią temą paėmė, jie kalba tik apie vieną dalyką ir jeigu juos staiga ten sutrukdyti, jie ir aplamai gali pamiršti apie ką šnekėjo, nes jie turi tik vieną užduotį, kurią jų smegenys stengiasi padaryti, įvykdyti ir jie negali blaškytis, jie negali taip greitai keistis. Aplamai moters struktūra, moters prigimtis būti lankščiai. Kaip ir fiziškai jinai lankstesnė už vyrą, taip ir protiškai, taip ir psichiškai. Ji linkusi keistis ir tobulėti. Vėlgi atkreipkim dėmesį, kas lanko visokius kursus, jogas, ten dvasinius visokius ten kažkokius ten dvasiniam temam pamokėlės.
99% tai moterų. Vyrai nelinkę keistis, nelinkę tobulėti. Vyrai skaito, kad jeigu jam šiuo metu viskas gerai, tai nėra prasmės keistis, nėra prasmės kažką tobulinti. Tuo metu, kai moteris, kaip bebūtų jai gerai, jin vis tiek stengiasi dar gražesnė, dar tobulesnė, dar kažką išmokti, dar kažką įsigyti, dar kažkokių žinių naujų. Žodžiu, moters tokia programa, kad ji pastoviai stengiasi keistis, tobulėti. Išvaizdą pažiūrėkit, kaip moteris dažosi plaukus, vieną dieną jinai ten raudonais plaukais, kitais juodais, baltais, žodžiu, vyrai taip nesugeba, vyrai taip nemėgsta, aplamai jie nemėgsta kažką keisti. Jie jau kažką pasirinko savo gyvenime, kažkokį kelią ir eina tuo keliu, stengdamėsi labai nenukrypti. Tai moters prigimtis būti lankščiai. Moteris lankščios, moteris keičia savo formą, keičia savo nuotaiką. Pažiūrėkit, kaip keičiasi moters nuotaika. Iš ryto viena, vakare kita. Ir visa tai irgi ne dėl to, kad jai kažkas negerai su tam problemas su psichika, ne. Tiesiog čia yra tokia moters prigimtis. Čia yra hormonai viduje taip veikia. Pavyzdžiui, vaikinas klausia, mano merginai dažnai keičiasi nuotaika, ką su tuo daryti. Pastoviai tai nuo mėnulio, tai ten jos kažkokie ciklai, tai nuo oro, tai jai kažkas sugadino tą nuotaiką. Pastoviai kažkokioj tokioj, aš negaliu, sako, prisitaikyti, aš negaliu niekaip priprasti, nes pastoviai jai keičiasi nuotaika. Nu ir žiūrėkit, jau čia galite jau patikrinti, čia nėra ezoterika, čia jau moksliškai visą tai įrodyta. Kaip keičiasi vyriškų hormonų lygis. Gimė berniukas, kai jisai pradeda jau ten bręsti, paauglys, jam tie hormonai kyla, paskui jisai jau subrendo, jau pasidarė jau suaugęs vyras ir tie hormonai daugmaž visą gyvenimą, daugmaž beveik nieko nesikeičia, eina ir senatvės ir ten kažkur jau krenta aktyvumas. Tuo metu kaip mergaitės, moters hormonai šokinėja va taip. Šokinėja ir čia ne per visą jos gyvenimą, tik per vieną dieną. Per vieną dieną va taip tie hormonai šokinėja. Ir ką su tuo daryti? Nieko, tiesiog žinoti, kad tai yra norma. Jeigu jūs esate vyras, jūs tiesiog turite žinoti, kad tokia yra moters prigimtis. Ji pastoviai keičiasi, pastoviai šokinėja, nuotaika gali keistis ir tai yra normalu. Jinai tuo nuo tavęs ir skiriasi, kad tu esi pastoviai vienodas, o tavo moteris va tokia šokinėja. Tai yra gamta ir tai nesikeičia. Ir visiškai kitokia situacija yra su vyriškom nuotaikom. Vyrai, jie žymiai stabilesni, pas juos arba yra nuotaika, arba nėra nuotaikos. Jie mėgsta, kad viskas būtų aiškiai, pastoviai, parėję iš darbo, jau ten, kaip sakant, valgyti paruoštą, jis ten kaista. Žodžiu, ta rutina, kad jam būtų aiški ir stabili. Jūs nepamatysite, kad vyras toks, čia verkia, čia juokiasi, čia lekia kažkur, va tokių vyrų nebūna. Jeigu jūs matote tokį vyrą, jam reikia pagalbos psichologo, arba netgi rimčiau. Tai čia tokie dalykai, kurie visą tai mes aiškiai matome, bet mes kažkodėl tai nesinaudojame. Kurdami santykius, mes nesinaudojame tomis žiniomis. Svarbiausia suprasti, kad čia yra norma. Moters norma yra viena, o vyriškoji norma visiškai kitokia. Ir tai yra normalu, kaip ir tam ir anam. Moterims ir vyrams tai yra normalu, kad jie tokie yra skirtingi. Pavyzdžiui, kaip moteris įsivaizduoja, jeigu paklausti moters, kokią vyrą tu norėtum, labai dažnai tenka girdėti, kad jis sako, aš norėčiau tokią vyrą, kad jis būtų labai puikus pašnekovas, dėmesingas, kad išklausytų manęs, viskas, kas man nuvyko per dieną, kad jis būtų romantiškas, kad jis būtų jautrus, kad jis būtų dėmesingas. Bet palaukite, visa tai yra moteriškas savybės. Tiesiog moteris nori turėti gerą draugę. Vyrui tai nebūdinga. Dėl to moteris dažnai priekaištauja vyrui, kad tu manęs negirdi, tu manęs neklausai, tu neužjauti, tu toks yra, noks peržievis. Taip, dėl to, kad jis vyras. Jis neturi moteriškų savybių ir tai yra normalu, jūs tai turite žinoti, jūs turite tai suprasti. Bet dėl to mes ir vertinam vienas kitą, nes mes esame priešingybės. Niekas nenorėtų turėti isteriško
vyro, kuris pastovi laksta, jam keičiasi nuotaika, keičiasi jo planai, keičiasi jo nuomonė, nieks nenorėtų tokio vyro. Kiekvienai moteriai reikia ir patinka vyras, kuris yra stabilus, atsakingas, tvirtas, kuris galėtų ir užstoti, ir apginti, ir kurio būtų galim pasitikėti. O kaip galim pasitikėti žmogumi, kuris yra nestabilus, kuris pastoviai keičiasi? Tai vat mes kaip tik ir vertinam vyrą už tai, kad jis yra stabilesnis už moterį. O vyrui patinka kaip tik moteris, kurios yra emocionalės, kurios puošiasi, ten lekia, kažką jos ten kūrė, kažką galvoja. Vyrams tai patinka. Mes patinkam vienas kitam, būtent dėl to, kad mes esame nepanašus. Nereikalaukite iš savo partnerio, kad jis būtų toks pat kaip jūs. Yra tokių vyrų, kurie norėtų, kad jo moteris būtų, tokia tvirta, ištverminga, atsakinga už viską, sutvarkytų visus reikalus, uždirbtų visus pinigus, bet visa tai yra vyriškos savybės ir tas vyras, jis praktiškai nori turėti partnerį, tokį pat kaip jisai, jis nori turėti šalia antrą vyrą. Taip išeina. Tai arba tas vyras pats yra labai moteriškas ir jisai norėtų turėti vyrišką moterį, arba jisai tiesiog nesupranta, ką reiškia moteris. Ir jis nesupranta, kuo moteris yra, kuo jinai žavi vyrą, nes jeigu jisai suras tokią moterį, kuri bus tokia pat vyriška kaip jisai pats, jam labai greitai nusibos ir jisai pradės ieškoti savo meilužių. Dėl ko vyrai suranda savo meilužį? Nes jam namie nuobodu. Nes jiems norisi kažko naujo. O moteris, kuri nesikeičia, pavyzdžiui, ten žmona, ji pastovi tokia vyriškai stabili, vyriškai yra atsakinga, viskas yra užprogramuota, numatoma, nusakoma ir tokiam vyrui labai nuobodu. Tai pagrindinė mūsų jėga, kuri pritraukia vyrą ir moterį, tai yra priešingumas. Kuo mes labiau nepanašesni viens į kitą, tuo labiau mes viens kitą traukiame. Jeigu susitiko du partneriai, du vienodi, jie ilgai neištvers. Vienas iš jų tikrai toj santuokoj kentės, galbūt jis apie tai nesakys, galbūt jis turės ten kažkokių papildomų partnerių savo, bet du vienodi žmonės ilgai santuokoj neištveria. Tai yra labai sunku psichiškai turėti vienodą tokį pat kaip tu, kuris, jeigu tu esi moteris, reiškia, jisai turi būti panašus į moterį. Taip? Jeigu tu esi vyras ir tu nori šalia turėti kažkokį draugelį, kuris, kaip ir moters kūno, bet elgisi taip pat kaip vyras. Ir tas moters kūnas, jeigu jūsų žmona elgiasi kaip vyras, moters kūnas neišgelbės, jis labai greitai nusibos, jums atsibos, kad šalia jūsų gyvena vyriška moteris, kuri jums nebesidaro patraukli. Kas dar dėl smegenų skirtumo? Atmintis. Pavyzdžiui, jeigu vyras susirado meilužę ir moteris, jo žmona, tai sužinojo. Kaip jūs manote, kaip greitai jinai tai pamirš? Niekada nepamirš. Netgi jeigu jie susitars, kad atleidžia vienas kitam, kad daugiau tą temą nebekalbės, kad jau viską išsprendė, atleido vienas kitam, kad jau kaip ir pradėkim gyvenimą iš naujo, moteris niekados to nepamirš. Niekados. Ir čia tik laiko klausimas, kada jinai vėl apie tai prisimins. Anksčiau ar vėliau jinai vėl prabils apie tai, jinai vėl pradės prikaišėti, nes jinai nepamiršta tokių dalykų. Ir jeigu vyras su moterim, čia aš netgi nebūtinai jie turi būti vyras ir žmona, aplamai vyriškas ir moteriškas protas. Jeigu tarp jų įvyko konfliktas ir jie paskui susitaikė ir susitarė, gerai, susitaikom, daugiau apie tai neprisiminkim. Vyriškas protas galvos, kad viskas, žodis duotas, aš daugiau apie tai niekados nesikalbėsiu ir stengsiuos neprisiminti. Moters protas sako, gerai, šiuo metu mes su tavim susitaikysim, bet aš apie tai niekados nepamiršiu. Ir dėl to vyrui dažnai būna apmaudu, kaip jam atrodo, kad mesgi susitarėm, mesgi jau susitaikėm, kodėl tu visą laiką apie tai prisimeni. Nes moters protas nesugeba to pamiršti. Jei pastovi, tai stovi galvoje. Jis gal ir pati jau norėtų pamiršti, bet tuo ir skiriasi vyrai ir moteris, kad vyrai, jie geba pamiršti skriaudas, jeigu jau susitaikė, atleido vienas kitam, jie sugeba gyventi savo ramiai toliau.
moteris nesugeba. Ji pastovi apie tai prisimena, ji pastovi apie tai galvoja. Toliau, kaip mes reaguojame į stresus? Vyrai reaguoja vienaip, moteris kitaip. Ir visa tai lemia instinktas. Kai vyrui atsiranda labai stresinė situacija, kažkoks šokas, stresas, jeigu tai konfliktas, kas vyksta? Vyrui atsiranda agresija. Jam norisi kažkam snukį išdaužyti. Jam yra poreikis išskirti daug testosterono. Kai išsiskiria daug testosterono, tada tas stresas jam po truputį užgesta. Testosteronas, tai reiškia arba primušti kažką, arba nueiti sporto salę, ten padaužyti, paspardyti, ten pakiloti kažką, žodžiu, išsikrauti gerai fiziškai. Čia taip vyksta vyro organizme. Moters stresas visiškai kitaip. Moteriai nuo streso, norint užgesinti tą stresą, jai kaip tik reikia nusiraminti. Kur nusiraminti? Arba tai kažkoks spa procedūros, šilta vonė, su kvapais, su raminančia muzika, masažas. Būtinai reikia apie tai pakalbėti su kažkuo, kažkam išsipasakoti ir gauti moralinį palaikymą, kad kažkas emociškai palaikytų tą moterį, jai būtinai reikia su kažkuo pasikalbėti. Tai būtinai turi būti kažkokie artimieji, draugės, su kuriuom moteris turės aptart, išsipasakoti, išsiverkti, gauti iš tų žmonių užuojautą būtinai. Kitaip moteris stresas nepraeis. Jai reikia išsikalbėti, jai reikia gauti kažkokių tokių malonių pojūčių. Nu, dabar sulyginkit su vyriška reakcija, ne? Moteriai reikia kaip tik atsipalaiduoti. Jeigu vyras jisai dar labiau įsitempia, išskiria testosteroną, moteris atsipalaiduoja, jai reikia to atsipalaidavimo. Aš nežinau, kaip kas randa tą išeitį, kas galbūt raminančius geria, kas eina ten pasikalbėti, išsiverkti, kažkas eina pas draugus, arba tiesiog verkia, tiesiog sėdi ir verkia moteris. Bet mes vėlgi reaguojame skirtingai. Ir visa tai akivaizdu. Aš dabar kalbu akivaizdžius dalykus, kuriuos jūs galite tiesiog paimti ir patikrinti. Kad jūs negalvotumėt, kad čia aš sukūriausi, galvoju kažką pati. Ne, jūs visą tai galite rasti literatūrai. Jūs galite pasiskaityti. Vedas, skaitykit, ten viskas tai yra, tai ne paslaptis. Jūs galite rasti visas tas žinias lygiai taip pat, kaip aš radau. Tai, kad čia ne mano teorija, kurią aš sukūriau, sugalvoju. Ne, čia ne mano išradimas. Visa tai jau seniai buvo rašoma, seniai žinome, tik tiek, kad tai nėra išpopuliarėjama kažkodėl tai. Taigi pas mus visuomeniai dabar yra tokia painiava, kad maža to, kad visus sulygino, pasakė, kad mes visi vienodi vyrai ir moteris esam ir vėlgi viską klaidingai dabar traktuoja, sumaišė lygybės teisiškas ir fiziškas ir plus dar visiškai nieks nepaiso, kam tos rekomendacijos yra duodamas. Jeigu rekomenduoja eiti ir išsikrauti sporto salėj, turėtų pabrėžti, kad tai yra skirta vyrams, o ne moterims. O moterims prašom į masažo saloną, nu ten joga gali būti, kur nusiraminti, pilatesas, joga, pažiūrėkit, kas lanko pas mus jogą. 90% moterų. Kodėl? Todėl, kad jos intuityviai jaučia, kad moterims joga labiau tinka negu vyrams. Juk visą tai mato puikiai, bet niekas negali logiškai tai paaiškinti, kodėl būtent taip vyksta, kodėl į jogą mažai vyrų ateina. Žodžiu, daug tokių niuansų reikia žinoti, kuo skiriasi vyras nuo moters. Ir jeigu jūs kūrėte santykius, tas žinias reikia būtinai pritaikyti. Kuriant, tiesioginė prasme, kad santykius reikia kurti su protu, su logika, ir suprantant, kodėl vyrai elgiasi būtent taip, kaip vyrai, o mes moteris elgiamės visiškai kitaip. Ir kai jūs turėsite tų žinių, jums tada nekils klausimų, kodėl jis taip daro, ir jūs žinosite atsakymą, ką su tuo daryti.